Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Aš esu Čempionų lygos čempionas Simonas Lukočius ir žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Iš LKL ir Eurolygos arenų kviečiu į legendų ir krepšinio aistruolio aikštelę, kuri yra Kaune. Čia sudėta 500 vardinių plokštelių. Viena iš jų yra skirta ir Antanui Sireikai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės Europos čempionis vyriausiajam strategui, kuris sulaukė savo gyvenimo 70-mečio. Ta proga pirmiausia savo miestų garbės pilietį pagerbė Šiauliai. Vakar bičiuliai, tos gimtadienis be grostingų sveikinimų. Visi. Mūsų krepšinio pasaulyje yra jaudinantis vaizdai, kai 2002 metais šiauliečiai išlydėjo savo žemietį Antaną Sireiką į Kauno Žalgirį. Rungtynės Šiauliuose prasidėjo nuo atsisveikinimų. Lyg karalius, Šiaulių vyriausiasis treneris bei Šiaulių krepšinio mokyklos treneris Antanas Sireika buvo pasodintas į sostą pastatytą krepšinio aikštelėje. Nors ir nedaug buvo laiko iki rungtynių pradžios, nes komandos jau buvo pristatytus, šiaulietis, šiuolaikinių šokio meno propaguotojus ne tik atliko atsisveikinimų šokį, bet ir įteikė porožę kiek sutrikusiam Antanui Sireikai. Paskui prasidėjo sveikinimai ir linkėjimai, vienas už kitą nuoširdesni, bet be didelių liūdesių, nes jų garbusis treneris, palikęs ryškų pėdsaką Saulės mieste, išvyksta į vis dar krepšinio sostinę vadinamą Kauną. Nuo jų daug kas priklausys, ar Žalgiris garbingai kovos Eurolygoje, ar vėl susigrąžins LKL čempionų vardą. Jeigu nepasiseks Kaune, ar jam nepatiks darbas su Žalgiriu, šiauliečiai tą pačią dieną vėl gražiai sutiks savo mylimą Antaną Sireiką. Nors Žalgiris turi gražias tradicijas, Kaune ne vienas treneris nebuvo taip išlydėtas. Apskritai, ne vienas niekada nepalydėtas Vilniun ar užtarnautan poilsin išeinantis. Šiauliai ir Antanas Sireika pavyzdys visiems, kaip reikia gerbti ir mylėti trenerį. Stengsiuosi dirbti sąžiningai ir Kaune, ir kad būtų gerai. Puikų Eurolygos čempiono vyriausiai trenerį pagerbė ir Lietuvos krepšinio asociacija. Ir būtent čia, legendų aikštelėje. Sugimimo. Ir viskas toliau. Ir vieną. Sveikatos ir kad klestėtų krepšinis. Antano Sireikos bendražygis, bendrojo fizinio parengimo treneris kaunietis Aleksandras Kosauskas šventė savo gyvenimo 85-metį. Čia buvo pagerbtas šaunusis treneris. Taip gerai, taip trumpai viskas aišku. Ačiū Jums irgi. Vardinė plokštelė čia taip pat yra įdėta. Tam žmogui, kuris ateina, noriu būti labai dėkingas, kad jis tada sutiko mane priimti. Dar tada nebuvo atletinio ruošimo trenerių. O treneris Garastas sutiko mane priimti tą, ką aš krepšinį padariau ar galėjau padaryti. Dėkingas jam pirmoje eilėje. Aš vadovauju principu tokiu. Nesakau pirmin, o aš sakydavau paskui mane. Niekad nebėgdavau, kur nors tenai su dviračiu nevažiuodavau šalia bėgančių. Arba rėkdavau, oi, treneri lyja. Sakau, tai pas jumis lyja, čia kur aš bėgu, tai kažkaip nelyja, sakau. Legendų aikštelėje 100 plokščių su mūsų šauniais žaidėjais ir treneriais pavardžių. Čia ir daugiau kaip 400 įsiamžinų save krepšinio aistruoliai. Lietuvos krepšinio naujoji namų vadovė Vaiva Garlinskė
pasistengė, kad pirmą kartą buvo surinkta šventė, akimirka, kuri išlieka. Kokią mes šventę šiandien norime turėti ir kam jinai yra skirta. Mes pagerbėm tokius žmonės, kurie yra nusipelnę būtent krepšiniui. Labai simboliška, bet pirma plytelė būtent yra dovana šių namų iniciatoriaus. Tai yra Sabonis savo sūnui padovanota Žygimantui. Ir daugiau nenorėčiau plėstis, kiek įdomių istorijų yra įdėta, tai šiandien faktiškai labai daug atsiskleis. Kaune įvyko pirmosios rungtynės, Kaune turėjom pirmąją areną sporto halę, Kauno Žalgiris. Tai matyt, tokia aikštelė negali būti Vilniui. Ir tam, kad yra atsvara, ne veltui mes tokią aikštelę turime Kaune. O ką man ji reiškia ir kokį jausmą jaučiu? Jaučiu tai, mano širdis dainuoja, mano kabinetas yra čia. Kai aš matau jūs ateinančių žiūrėti šią aikštelę ir aš norėčiau, kad čia nuolat vyktų veiksmas ir kiekvienas ateitų pažiūrėti. Čia gali būti daug kas. Ir labai skirtingi žmonės, tai pirmiausiai sudėta krepšinį nusipelnę žmonės, o dabar visų mūsų eilė. Norėčiau 2 metų bėgį šitą aikštelę būtų pilna. Tai būtų labai didelis pažadas, jeigu padėsi. Nėra geresnės dovanos giminaičiui, broliui, sesiai už šitą plytelę. Ir ją galime įdėti bet kokią progą. Šitą dovaną mūsų darbuotojai pripažįsta kaip pačią geriausią dovaną, kokią iš viso gali žmogus gauti. East West Agro. Siela, širdis ir išmintis. Gediminas Kietkauskas. Kalbant apie Lietuvos krepšinį, tai mes visi visada užaugome su Lietuvos krepšiniu. Ypač Kaune užaugom su Kauno Žalgiriu, užaugom su Lietuvos rinktinėmis. Norime pakviesti įgyvendinti šią iniciatyvą ir tuo pačiu dovana, kuri atkeliauja jums. Mes linkime, kad jūsų įmonėje vėliau būtų pasiekta SDG pavyzdžių, kad mūsų palaikymas skambėtų Antanui ir Lukui Šekždoms. UAB Biovela Group atstovą ir padėkoti už visada buvimą šalia. Likim, kad ta žvaigždžių alėja augtų, didėtų, partnerystės plėstų. Kas slypi už to? Jūs teisingai pasakėte, aš pirmą savo, paskui sūnų ir dukrai, kurie patapo kauniečiais. Reikia remti krepšinį. Lietuvos sporto draugija Žalgiris šią vardinę plytelę dovanoja šviesaus atminimo viceprezidentui Petrui Valučiui. Šią ypatingą plytelę įdėti kviečiame patį artimiausią žmogų, jo dukrą, Jurgitą Pranskaitienę. Kviečiame prie mūsų plytelės prisijungti šeimininką Taurą Prapuolemį 30-ojo gimtadienio proga. Dovana nuo draugo draugui. Man taip smagu, jūs atėjote, aš jums pasisveikinu, pasakot vardą, aš paskau pavardę ir kokią progą įsidėjot. Tai man tas jausmas smagu tai įamžinti, kad viską sužinom kito. 80-ojo gimtadienio nuo asociacijos kaip pagarbos, be abejonės dėkingumo ir ilgamečio ryšio simbolis. Tai mūsų aplodismentai Juozui Petkevičiui, dar geriau žinomam kaip Juozukui. Vardinė plytelė nuo asociacijos Lietuvos krepšinis, tai yra dovana ir pagarba už viso gyvenimo indėlį Lietuvos krepšiniui. Ponai ir ponios, garsus aplodismentai Vidui Mačiuliui. Aš galiu nufilmuoti jūs turit Vidai įsidėti. Savo plytelės atsiradimo istorija, tai yra Juozapas Arvydas Virbalis. Padovanojo sūnus. Aš jam labai dėkingas ir noriu pasakyti, kad esu sirgalis jau nemažiau kaip 65 metus. Kviečiame komandos favoritės LT trenerę Korneliją Balčiūnaitę. Kviečiame Eurinspauda vadovą Rolandą Dovidaitį. Džiaugiuosi, kad man teko prisidėti prie tos iniciatyvos ir būti liudininkais ir prisidėti net prie kiekvienos kortelės, kuri pinkelė yra perkama. Tai būdamas visos pradžios liudininku, džiaugiuosi, kad išlaukiau ir savo numerio. Man šitas skaičius, kuris ant tos kortelės, kažką man pasako. Tai yra Lukas Vecelis, Žanas Tamulis ir Vaidas Mugauskas. Pasveikinkime šios 3 kauniečius.
daug progų, kada kiekvienas iš jūsų tikrai galite sudalyvauti ir tuo pačiu metu turėti, ar ne, būti istorijos dalimi. Nepamirškime, turime ir Instagramą ir Facebooką, kaip mus rasti? Užtenka pasiekti krepšinio namus ir naujienos ateis į namus. Gediminas Kvietkauskas, East West Agro, 42 ateities šlovės alėjos plytelės. Ir Gediminai, pagarba, gerasis žmogau ir tuo pačiu metu papozuokime į objektyvą, mes turime istorinį įvykį, 42 plytelės, 42 istorijos, kurios atkeliauja iš šlovės alėją. Ir aš noriu paprašyti, kad čia dar kartelį skambėtų ovacijos. Gediminas Kvietkauskas, sutikime šventinį tortą, kurio šiandieną pirmasis atrinkimas bus, Gediminai, jūsų pagalba. Jūs kaip aukciono laimėtojas, žmogus, kuris neabejingas esate Lietuvos krepšiniui, krepšinio namams, esate kviečiamas šią akimirką atriekti tai, kas yra šiandieną kaip simbolis. Tikrai suteikė džiaugsmą mano širdžiai, džiaugsmą krepšinio namams ir atrodo tikrai dėkinga esu East West Agro, bet iš tikrųjų nemažiau dėkinga esu kiekvienam staleliui. Esu dzūkė iš širdies, esu be galo nuoširdė ir šiuo metu, ką jaučiu, bėga šiurpuliukai. Tai yra mano pirmas didesnis darbas, kurį labai noriu nešti šitą šventę. Nešti ir taip įkvėpti krepšinio namus. Tai jeigu šita energija nuo kiekvieno jūsų išliko ne aikštelėje, bet ir šitoje auroje, net Saulė tai matė, kai mes jam į pabaigą ir tokius gerus darbus darėm, išlindo jinai. Tai su Saulė, su gera nuotaika, su MC tortu, labai kviečiu visus pasivaišinti ir saldžiai leisti visas dienas. Ačiū. Ir tuo pačiu aš noriu priminti, kad krepšinio namai, jie, kaip man pati Vaiva pasakojo, patys save išsilaiko. Tai nėra tai, kad mes turime kažkokį didžiulį ten palaikymą, ar ne, valstybiniu mastu, emocinį turime palaikymą žmonių ir už tai jums dėkojame. Tai, ką šiandieną jūsų kūrėte, tai yra naujas puslapis ne tik Kauno, bet visos Lietuvos istorijoje. Ačiū, kad jūs prisidedate, ačiū, kad jūsų krepšinio namais ir dar kartelį sveikinimai aukciono laimėtojams, pagarba didžiausia ir ačiū jums! Visi dalyvavę šventėje yra dėkingi krepšinių namų direktoriai Vaivai Garlinski, kurios dėka visa tai buvo surinkta, nes jie ieško ir atranda. Ir mes tikime, kad po keliarių metų šauniosios Vaivos dėka čia bus 6000 vardinio plokščių. O dabar mūsų pertraukėlė, po kurios vėl susitiksime Legendų aikštelėje. Sveiki visi, aš esu Ignas Sargiūnas, vicečempionas Europos čempionatų 16. Žiūrėkite krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Tikiu, kad Legendų aikštelėje Kaune įsiamžins ir du kauniečiai. Pirmiausia, galbūt Ignas Sargiūnas, šių metų FIBA čempionų lygos su Vilniaus Ryto nugalėtojas. O 2015-aisiais jis buvo Europos U16 vicečempionas. Sidabras irgi yra, džiaugiuosi, labai visi džiaugiamės. Aišku, dar apmaudas po ką tik pralaimėjom varžybos, bet kitais metais pasaulio čempionatas turim susimti ir kovoti. Arnas Velička, irgi Europos vicečempionas, šiemet žaidė su Neptūnu, tapo naudingiausio LKL reguliaraus sezono žaidėjo. Kaip manai, ko pritrūko tavo žaidime ir visos komandos žaidime? Galėjau duoti daugiau pasų Tomui, kad jis atsiskleistų, būtų antras trajekas, būtų įmetęs tą lemiamą ir būtume laimėję. Arnai tikrai protingai šnekėjo ir ko norėtum palinkėti kitą metą pasaulio čempionate mūsų komandai? Pergalės. Pirma vieta. Teisingai, Arnai. Ignas Sargiūnas ir Arnas Velička yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, kuri laukia atsakomųjų rungtynių su Didžiąja Britanija ir Italija kandidatai. Apie visą tai spaudos konferencijoje kalbėjo Asociacijos Lietuvos krepšinis
prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Startuoja 7 jaunimo rinktinės, moterų krepšinio rinktinė, visas būrys 3x3 rinktinių ir aišku, pagrindinis dėmesys vyrų krepšinio rinktiniai. Šiandien ir tokia praktiškai aš į daugelį klausimų net negaliu atsakyti, kadangi dar yra laiko, jo kaip ir yra, kaip ir visada jo trūksta, bet su eilė žaidėjų yra kalbėta, eilė žaidėjų dar žaidžia savo lygose ir mes nežinom, koks jų bus stovis, ar ten kažkas gal bus nedaug dievė traumuosis, ar pervargę, pavargę, ar dėl kažkokių kitų priežasčių negalės, tai konkrečiai kažko negaliu pasakyti. Lietuvos krepšinio rinktinė, žinoma, ženkliausia, reikšmingiausia, svarbiausia mūsų programa ir tikrai labai noriu padėkoti gerbiamam treneriui, kuris šią programą, aišku, visų pirma planuoja per sportinę prizmę, sportinį kontekstą. Įsitraukėm žaidėjų daugiau negu galės gal žaisti, dėl Grigonio mes įsitraukėm. Aš į rinktinį kaip ir matau. Atsakymo nežinau, nes dabar buvo tas Eurolygos, sakykime, play-offai ir šiuo metu lysti kažkokius šitus vasaros dalykus yra per anksti. Aplankysim visas didžiausias arenas, kai pamatysi dar ir moterų rinktinės rungtynių sąrašą, čia kiek vėliau, jau galbūt birželio pradžioje pristatysim. Tai sakyčiau, kad tą socialinę misiją pilnai išpildom. Su kuo daug mes matau rinktinę, mes susiskambinom su žaidėjais. Teko man asmeniškai kalbėti ir su Kasparu, ir iš Buzelio gavom žinių. Reiškia, su tais dalykais sprendžiam, reikia susisiekti ir su Grigoniu. Ar nustebino toks Kasparu ir kokiu yra pasiryžimas? Visų pirma, vertinu tokius pasirinkimus ir teko man sezono metu kalbėti su juo. Tada jis dar nieko negalėjo pasakyti, kadangi daug sprendimų daro klubas, būna tos vasaros lygos ir jie numato tos visus planus jauniems žaidėjams į vasaros lygas, bet mums pavyko įkalbėti, kad šitam langui jisai pas mus dalyvaus ir aš labai džiaugiuosi. Pirmą vasaros langą rezervinės rinktinės nebus, bet antrasis langas tikrai suburs ir jaunosius krepšininkus, sakykime, artimiausią rezervą. Treneris bus Mindaugas Lukošius ir aišku, dar visai eilė pagalbininkų ir aš sakyčiau, kad tai vėlgi tas, kas reikalinga vyrų krepšinio rinktinės vystymui. Su Matu kalbėjo vakar Linas, viskas su juo gerai. Šiuo metu noras žaisti yra. Šiuo metu atsakymų neturi, nes nėra Čikago, neturi trenerio, turi daug klausimų klube, ten vyksta tokie dalykai, tas visas procesas. Bet aš manau, kad, kiek žinau, jis čia turi birželio pradžioje atvažiuoti į Lietuvą. Bus labai geras šansas asmeniškai pakalbėti. Aš visada esu nusiteikęs pozityviai. Galvoju, kad mes turėsime. Jonas, kaip visada, sutikimas jo yra 100%. 15 metų jis visada pasiryžęs žaisti už Lietuvą ir su juo klausimų nėra. Atidengta 100-mečiui Marijampolės krepšinio skirta skulptūra, taip kad labai kviesčiau visus apžiūrėti. Nuostabi šventė, nuostabi istorija ir aišku nuostabi skulptūra. Tai trečia berods skulptūra Lietuvoje krepšiniui ir tai yra labai puikus pavyzdys, kaip puoselėjimas krepšinis ir gerbiamos tradicijos ir auginama pamaina. Kažin kaip seksis Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai ir Rimui Kurtinaičiui. Į tokį mūsų klausimą atsakė kolekcininkas, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos narys, vilnietis Rimantas Džiautas. Labai palaikau Rimą ir aš sakau, mes teko būti kartu dirbti sporto departamente. Rimas buvo sporto departamento direktorius, tai labai puikus prisiminimai apie Rimą ir aš visą laiką, mintis mano tokios, kad jam sektųsi. Turi dešinę ranką Tomą Pačėsą, kurį visi labai kritikavo, o Rimas gyrė. Kaip paties Rimantai požiūris į tai, kad mes kaip pradedam vieną kapot žurnalistą, tai ir kapojam tą žmogų? Jo, su kapojimu tai teisingai, čia jau tas požiūris nežinau, bet jeigu Rimas
jį pasirinko ir su juo kartu dirba, tai aš manau, kad reikia, aš tai toks biški daugiau žiūriu diplomatiškai, kad nenoriu taip kirstai kirsti, kad va, tas blogai ir viskas. Kai kurios ir politikoje, aišku, yra daug klausimų, kur esu įvairių požiūrių turiu, bet visą laiką noriu bendrauti ir aptarti įvairius klausimus, diskusijose gimsta tiesa. Ko nepatinka sporto žurnalistai? Ko jam trūksta? Nu, šiaip eksfrontų dabar sunku man pasakyti. Galbūt aš taip ir ne, jeigu šiaip būna kartais bendraujant, išreiški savo nuomonę, kažkas va, to trūksta, bet dėja, va, staigiai eksfronto negalėsiu nieko gero. Tokio specialaus išskirti, kas labiausiai nepatinka. Ir svarbiausia, diskutuoti ir ramiai, ir nepulti iš karto, kad ten viskas tas blogas, o tas kažkaip labai išaukštint geras yra. Taip, reikia diskusijos, pamatyti, pačiupinėti, skaitykim tokį žmogų ir tada matysim, kaip bus. Šioje legendų aikštelėje laida Krepšinio pasaulyje nusprendė čia įamžinti ir klaipėdiečio amžinatilsį Kazimiero Budrio vardą. Čia jau puikuojasi klaipėdiečio, puikaus sporto istoriko ir organizatoriaus Algirdo Vaicekausko plokštelė. O jis dabar rengia jau 50-ąjį šeimų krepšinio turnyrą, skirtą žinoma kartu ir Kazimiero Budriui atminimui. Aš dariau tą, ką geriausiai moku daryti. Dariau tą, kas man patiko. Jeigu mes visi, kiekvienas savo srity, leiskim, aš sakykim, ten per krepšinį kažką tai, kitas ten per kultūrą, kitas per kažką ar per kažką padarytų, Klaipėda atrodytų, pralenktų, jau nekalba apie Kauną ir Vilnių, pralenktų. Nebus krepšinio pasaulyje, manęs nebus, susitiksime galbūt ten Dausauose, bet Budrių šeimos krepšinio turnyras Klaipėdoje bus. Steigėjas Kazimieras Budrys, amžinatilsį jam 2019 vasarį buvo palydėtas amžinybėn. Jo puikią iniciatyvą tęsia Algirdas Vaicekauskas, kuriam linkime surengti puikiai ne tik 50-ąjį jubiliejinį, bet ir toliau iki 55-ųjų šeimų krepšinio turnyro. O kaip bus, kas bus, mes parodysime krepšinio pasaulyje. Iki pasimatymo. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.